Labas vakaras, kalbėsim šiandien su SolidWorks trumpai. Štai pradžiai nustatymai, visagaliniai nustatymai, mes jų nenagrinėsime. Štai dynai, kuriuos galima pasirinkti. Ir yra varnelė. Uždėta varnelė, tie dynai yra jau programoje. Padedame naują failą. Galima pasiimti detalę, surinkimo vienetą ir brėžinį. Pasirinkam detalę. Padedame elementariausių dalykų. Ir eskizą pasirenkame plokštumą. Plane. Galima pasirinkti plane, plane, plane. Ir pradedame eskizą. Štai linija. Aš brėžiu. Tokia linija. Toliau. Tokia linija. Tokia linija. Ir tokia linija. Tai nubrėžiam linijas. Dabar reikia uždėti ryšius. Nubrėžiame linijas. Mūsų primityvas grafinis. Dabar reikia uždėti ryšius. Dėsime ryšius. Horizontalumo ryšys šioms dviems linijoms ir lygybės ryšys. Jos lygios. Nu, o čia kitoms dviejoms linijoms uždėsime vertikalumo ryšį ir lygybės ryšį. Neužsideda kažkodėl lygybės ryšys. O čia šitoms dviejoms linijoms. Ir štai turime dar vieną liniją, kurią tiesiog ištrauksime ir jungsime linijas. Uždaras kompiuteris. Pavosi. Štai, matote, keičiasi iš karto vis. Ir uždėsime matmenis. Ryšiai tenkina. Uždėsime matmenis. Smart Dimension. 98. Uždedam 10. Ir čia 24. Nu, uždedam 10. Tai matote, sudėjom ryšius. Ir matmenis. Tai būdu nubražėme. Pačiakant. Pačiakant eskizą. Ačiū už dėmesį.